Štai taip atrodė Lindy Hopas prieš beveik 70 mečius. Tiksliau tuo metu, kai svingo era ir pašėlė Lindy Hopo judesiai tūkstančiams bedarbių tapo viena didžiausių pramogų. Lindy Hopas laikomas afroamerikiečių šokiu, gimusiu Niujorke 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pabaigoje. Tačiau garbūs Amerikos šokių meistrai tuo metu Lindy Hoperius laikė ekonominio nestabilumo aukomis ir nesitikėjo, kad šis šokis gyvuos ilgiau nei metus. Tačiau gyvuoja tikriausiai būtų per menkas žodis nusakyti tam, kas paskutiniais metais vyksta Lindy Hoperių aikštelėse. Savaitgalį Lietuvoje viešėję meistrai iš Italijos Izabela Gregorijo ir Vincenzo Fesi vadinami fenomenaliai greitomis kojomis. Tačiau pasak šokėjų, judesiai niekada nėra pats svarbiausias dalykas. I love the music first, and then I didn't know that it was a dance with that kind of music. But I love the music, and it's like, and when I find out that it was a dance that you can dance into that music, we say like, wow, that's my music. What I love about Lindy Hop is that you don't have to be so serious. It's just all about being excited and feeling the music. There's nothing about posture and wanting to look cool, and like it just happens. So that's something I like, and that I didn't have in ballet dancing or jazz or stuff like that, which was like pretty strict. Lindy Hop is more, there is basically so much different music from slow to really fast, so you can do so much different stuff, and because it's a social dancing, each time you dance with someone else, you're gonna have a different dance. Ir iš tiesų Lindy Hopo aikštelėje muzika diktuoja savo ritmą, tempą ir tam tikrą šokio charakterį. The movement is very natural, and yeah, good swing music. It's hard to find nowadays, but some of the records of the old recordings and the music, just the way it makes you feel, it's so natural to want to move your body. You listen, you start bopping and moving, and the movement is very free, and it's anything goes, you know, and it's you and a partner, you by yourself, you and the music. It's so many relationships that it makes it really exciting. Seni vaizdo įrašai, filmų kadrai, pagrindinė Lindy Hoperių medžiaga. Būtent peržiūrėjus archyvus, Lindy Hopo švedų entuziastų dėka 9-ojo dešimtmečio pradžioje buvo sėkmingai atgaivintas. Ir svarbiausia, šis šokis atgimė ne tik siekiant rengti profesionalų pasirodymus, o išties norint sukurti tam tikrą social šokio dvasią. Šokio, kuriame nėra jokių griežtų normų ir kur galima judėti taip, kaip iš tiesų jauti. Apie Lietuvos Lindy Hoperius ir mūsų šalyje gyvuojančią svingo kultūrą žiūrėkite kitame vaizdo reportaže.